Šiandien mes stovime priešais nuostabius rūmus, paslėptus kažkur Italijos kaime, apsuptus vynuogynų ir ramių banguojančių kalvų. Vieta iš karto atrodo tarsi iš kito laikmečio, tačiau tikroji istorija pradeda atsiskleisti tik tada, kai su Luku pradedame tyrinėti vidų. Vienas kambarys po kito pilnas nuotraukų, dokumentų, knygų ir asmeninių daiktų. Beveik taip, lyg šeima vieną dieną tiesiog išėjo ir niekada nebegrįžo. Kuo giliau ėjome į namą, tuo daugiau dėlionės dalių pradėjome rasti po tyrinėjimo. Mes praleidome nemažai laiko peržiūrėdami čia rastus dokumentus ir išsamei domėdamėsi žmonėmis, kurie kadaise gyveno šiame rūmuose. Ir pamažu pradėjo skleistis įdomi istorija. Pasirodo, čia gyvenusi šeima didelę savo gyvenimo dalį paskyrė medicinai ir tyrimams. Ir nors vienas vyras tapo plačiai žinomas dėl savo darbo, kuo giliau gilinomės į šios vietos istoriją, tuo labiau supratome, kad ši istorija yra kur kas sudėtingesnė, nei atrodė iš pradžių. Šiandien vėl atsidūrėme nuostabioje Italijoje ir vėl radome nuostabius rūmus. Taip, čia yra tvartas, o rūmai tuoj pasirodys. Tačiau ši vieta anksčiau priklausė Castellani šeimai, jei teisingai tariu. Manau, kad taip. Ir jie čia gyveno ištisas kartas. Mes nuvesime jūs į šią vietą ir čia yra tiek daug įdomių ir šaunių dalykų, kuriuos norime jums parodyti. Eime vidun. Taip, aš labai džiaugiuosi bilėdamas jūs visus nusivesti vidun, nes pirmas dalykas, kurį jūs parodysime, jau yra čia. Tai kažkas, kas mus tiesiog pribloškė, kai atvykome į šią vietą. Gerai, taigi Castellani šeima buvo labai turtinga italų šeima ir kaip dauguma turtingų italų šeimų, kurios turi rūmus ir visa kita, jie taip pat turėjo labai didelę vyno gamybą. Mes nusileidome šiais laiptais čia ir žiūrėjome į šį tvartą čia. Ir čia tiesioginė prasme yra kokie 20 tokių milžiniškų vyno statinių. Tuo metu jie gamino milžinišką kiekį vyno. Man atrodo, ši pažymėta numeriu 30, tai taip, ar tai ką nors sako? Tikriausiai tiesiog statinių skaičius. Taip, turi būti čia. Yra 28, 27. Taigi, tai tikrai nėra didžiausių, kuriuos esame radę, bet jie tikrai dideli, jų daug ir jie labai dideli. Ir net tas traktorius vis dar čia paliktas. David Brown. O, tai senas traktorių. Tikrai taip. Oho, ar tai amerikietiškas prekės ženklas? Manau taip, turiu omenyje, aš irgi niekada apie jį negirdėjau, bet manau taip. O, man labai patinka ši statinė. Ar matei jį? Jis yra maždaug perpus mažesnis. Ir jis keistai suformuotas. Taip, ar jis kitoks? Priekyje? Jis ovalo formos. Oho! Įdomu, kodėl. Ir tada jie taip pat paliko šias stiklinės butelius, kuriuos dažnai matome pietų šalyse – Italijoje, Portugalijoje, bet ir Ispanijoje. Vyno ąsočiai. Taip, jie taip pat talpina apie 50 litrų vyno, tiesa? Taip, tiksliai nežinau kiek, bet taip. Čia yra etiketės, kurios būdavo klijuojamos ant statinių ir visur parašyta vynas. Ir tada parašyta 100 GR, bet nežinau, ką tai reiškia. Gramų turbūt. Ai, gramo. Ir aš beveik tikras, kad jie po to parašytų metus. O taip. Ir čia mes pereiname į kitą tvarto dalį. Ir jie turi tokio naujesnio vyno. Kaip jūs vadinate šį vyną? Sandėlis? Sandėlis irgi, taip, nežinau. Šios yra pagamintos iš cemento. Bet šios yra visiškai kitokios. Galbūt jos nėra skirtos vynui, o gal alyvuogių aliejui ar panašiems dalykams. Taip, bet aš tik spėju, iš tikrųjų nežinau. Galbūt komentaruose yra koks nors ekspertas. Praneškite mums, ar šios yra skirtos vynui, ar kažkam kitam. Man vis dėlto neatrodo, kad tai būtų vynui. Taip, toks įspūdis ir man susidarė. Jie per dideli ar kažkas panašaus. Būtent. Tu taip juos uždarai. Įdomu. Net jų automobilis čia liko paliktas. Kokio gamintojo jis yra? Man tai tiesiog patinka. Priekinė pusė atrodo kaip Dodge Challengeris ir tai tiesiog taip gražu, nuostabu. Man labiausiai patinka spalva. Manau, kad ji turi labai ypatingą spalvą.
Tai tikrai graži mėlyna spalva. Ir net variklis. Taip, mes iš tikrųjų galime apžiūrėti viską šioje vietoje, šiame automobilyje. Variklis atrodo toks paprastas, palyginti su tuo, ką turime šiandien. O salonas vis dar atrodo tobulas. Oho. Pažiūrėk į tai. Oho, tai iš tikrųjų yra... Tai nuostabus automobilis su odiniu salonu ir viskuo. Tai jau šis tas. Bet taip pat čia tęsiasi skaičiai 7, 6, 5 iki 1 pačiame gale ten. Taigi, tai tikriausiai buvo tie 30 vynų ar tai, ką jie pylė į šios vietos rezervuarus. Ir šioje pusėje taip pat yra dar keletas. Bet čia mane taip pat labai sudomino šis įrenginys. Nesu tikras, kam jis skirtas. Tikriausiai tai kažkas skirta vynuogėms spausti, arba taip. Manau, kad tai uždengi šituo. Aha, gerai, ir tada tai tarsi skirta vynuogėms vartyti. Taip, jie vartė jas kaip skalbimo mašinoje. O, vynuogių skalbimo mašina. Įdomu. Gerai. Eikime toliau per tvartą. Taigi, mes nerodysime jums kiekvienos šio tvarto dalies, bet kaip matote, visa tai naudojama vyno gamybai. Ten yra dar daugiau mažesnių statinių ir ąsočių. Ir viskas čia tiesioginė prasme skirta tam verslui, kurioje tikriausiai vertėsi ištisas kartas. Net šios svarstyklės, jos tokios šaunios. Taip, jos vis dar veikia. Ne. Panašu, kad taip. Leisk man parodyti tau. Su kuo šiandien dirbame. Pažiūrėkite tą vietą, tai milžiniški rūmai. Oho, ir man atrodo, kad ši vieta buvo renovuota daugybę kartų. Taip, daug kartų, tikriausiai. Pamatysi viduje. Net čia vis dar kažkas palikta džiūti. Kas tai? Atrodo, lyg būtų pripučiamas flamingas ar kažkas panašaus. Taip, vienas iš tų pripučiamų skirtų baseinai. Kažkoks anūkų daiktas, Tikriausiai. Taip. kurį anksčiau čia ateidavo. Ši vieta yra graži. Taip, ir šios vietos išorė tiesiog tokia graži. Žinosi, kad drono kadruose tai atrodys nuostabiai. Aš irgi taip manau. Taip. Jie netgi turi vandens rezervuarą. Iš pradžių pagalvojau, kad tai fontanas, bet čia juk ne fontanas, tiesa? Sode, pačioje jo gale taip pat buvo kažkas, kas patraukė mano dėmesį. Taigi, čia turime šią sieną, o viduryje yra durų anga. Iš pradžių maniau, kad tai tarsi tunelių sistema einanti po šią vietą. Bet tikriausiai tai taip pat susijęs su kažkuo kitu. Nežinau, tai nėra skirta vyno gamybai. Ką, šitas? Taip, Ne. tai tiesiog. Jei žiūrite ten, tai kažkokia cisterna. Taip. Tai tikrai šaunu. Rūmų vandens atsargos yra čia. Šiuo metu tai tiesiog labai šlykštu, bet taip atrodo labai funkcionalu. Vis dėlto. Būtent, tai gražu. Gerai, eikime vidun. Yra labai ypatinga šios rūmų dalis ir tai tikrai yra ta viršutinė dalis ten. Tai kažkas, ką parodysime vaizdo įrašo pabaigoje, bet man atrodo, kad ši dalis buvo pristatyta vėliau. Manau, kad vėliau, ką nors pristatyti ant stogo yra labai sunku. Taigi, Nežinau, ką jums parodysime vaizdo įrašo pabaigoje, mes netgi galime užeiti į vidų ir gražiai apžvelgti visą vietą, bet dabar leiskite jūs nuvesti į rūmų vidų. Šios istorijos centre buvo Lučianas, gimęs 1925 metais. Bėgant metams jis tapo labai gerbiamu žmogumi medicinos srityje, atidarė keletą vaistinių ir didžiąją savo gyvenimo dalį paskyrė tyrimams. Jo darbas pelnė jam daugybę apdovanojimų, o vietos bendruomenėje jo vardas tapo plačiai žinomas ir gerbiamas. Tačiau Lučianas šio gyvenimo nesukūrė vienas. Kartu su savo žmona Emma jis užaugino didelę šeimą šiame rūmuose, o ji taip pat buvo svarbi jo tyrimų ir darbo dalyvė. Be medicinos šeima taip pat tęsė kitą šeimos tradiciją.
Šimtmečius jų protėviai šiame regione gamino vyną, o vynogynai supantys rūmus sudarė svarbią paveldos dalį. Lučianas tęsė savo darbą net ir senatvėje, prižiūrėdamas tiek savo vaistinės, tiek tyrimus. Tačiau 2015 metais jis deja mirė nuo širdies ligos, palikdamas rūmus ir ilgą savo šeimos istoriją. O šių rūmų durys tiesiog plačiai atvertos. Taip, viskas atvira ir atrodo, kad niekam tai neberūpi. Ne, tai gana keista. Paprastai negali tiesiog įeiti į tokią vietą, turi lipti per langą ar kažkaip kitaip, bet čia tiesiog prašom užeiti. Taigi, pirmasis kambarys šiek tiek užlietas, kaip iškart matyti, o šalia yra gražus šedevras. Tarsi poilsio kambarys šalia galinių durų, su žinoma gražiais baldais ir nuo lubų kabančių sietinu. Itališkose vietose visada yra sietinai ir man tai atrodo nepaprastai gražu. Tai tikrai šalis, kurioje radome daugiausia sietinų. Tiesa, Tikrai, ypač šiuos stiklo sietinus. taip, Prancūzijoje jie visada šiek tiek kitokie nei šie. Būtent. Šitie yra tikrai itališki. Ir man labai patinka viršutinė dalis. Tarsi tai turėtų būti tinkas, bet čia jis nudažytas, bet vis tiek taip gražu. Kitose šalise visada būna karnizai, Taip, taip, taip. o čia visada tik dažai. Net ir dažai turi šešėlius. Taip, taip, taip. Tai ir yra priežastis, kodėl tai atrodo tikra. Beveik atrodo, kad šviesa sklinda iš to lango čia. Būtent, taip, pradėkime čia, iš šitos pusės. Čia turime mažą stalčių spintelę, tiksliau buhalterinį stalelį. Bet jau matome labai įdomią šios vilos istorijos dalį ir tai yra iš Lučiano. Jis buvo vaistininkas ir tai tikriausiai vienas iš jo daiktų, kurį jis naudojo vaistams gaminti, manau. Ir tada greičiausiai turime jo žmonos nuotrauką kartu su vienu iš anūkų, ten kairėje. Ar galiu tai atidaryti? O, tai sulūžę. O, tai visiškai sulūžę, ten nieko nėra. Ir iškart šalia nuotraukos turime šią mažą poilsio zoną su 2 sofomis. Iš tikrųjų jaučiu, kad visas šis kambarys yra tiesiog poilsio zona. O, šis sulūžo. O, taip, bet vis tiek gražu. Taip, mums labai patinka. Patinka jo dizainas. Ir tas kitas taip pat man irgi labai patinka. Šie žmonės, jie tiesiog turėjo tiek daug kambarių savo rūmuose. Taip, ir čia aš šiek tiek atsitrauksiu. Tai tiesiog atrodo kaip kambarys, kuriame galima tik pasėdėti ir nieko daugiau. Taip pat galinės durys yra čia pat, todėl atrodo kaip laukimo vieta. Turiu omenyje vasarą, kai durys atidarytos, galėtum čia sėdėti, būtų tai puiku. Galėtum pasėdėti pavėsyje ar kažką panašaus. Tai irgi gražu. Ir vėlgi netinko darbas, o tiesiog ši graži tapyba. Bet Italijoje tai taip keista ir įdomu. Kartais jie tikri, kartais netikri. Tai verčia spėlioti. Tai priklauso. Manau. Tai taip pat priklauso nuo išlaidų, nes lipdiniai paprastai yra brangesni, o šie paveikslai yra šiek tiek priimtinesni. Bet šios milžiniškos lubos, šios freskos, jos tikrai brangios, ypač jų priežiūra ar remontas. Bet aš taip pat manau, kad jei turi tiek daug pinigų tokiems rūmams, tai tikrai turi pinigų ir šiek tiek lubų lipdiniams. Taigi manau, kad tai taip pat dizaino pasirinkimas. Galbūt. Taip tiesa, tai taip pat skonio reikalas. Man labiau patinka paveikslai iš tikrųjų. Tuščia. Bet taip tikriausiai pastebėsite, kad šiame rūmuose atrodys gana blanku. Sienų. Taip. Bet esu beveik tikras, kad jie tai uždažė. Bet kai kuriuose kambariuose jiems parodysime. Būtent, tai tik šalutinis kambarys, sandėliavimo zona. Nieko per daug įdomaus. Ne. Bet tada mes patenkame į rūmų virtuvę. Ir iš tikrųjų labai įdomią virtuvę. Turiu omeny. Na? Taip, turiu omeny. Viskas gerai. Viskas gerai, tiesiog šiek tiek modernu. Bet man tai atrodo labai itališka. Turiu pasakyti. Taip, tai tiesa. Ir man atrodo, kad čia gyventa. Taip. Atrodo, kad viskas buvo palikta akimirksniu būtent čia. Viskas vis dar čia. Maistas vis dar ant stalo. Stalo įrankiai vis dar yra. Net ir čia visi daiktai tiesiog palikti taip, kaip buvo. Šie atsitiktiniai daiktai. Taip. Vyno butelis. Spėju. Vynas. Ne, tai aliejus, tiesa? Alyvuogių aliejus. Taip. Tikriausiai. Oho,
Taip, kaip matote, todėl ir sakiau, kad atrodo, jog čia tikrai daug gyventa. Taip, matote šį milžinišką kaminą čia. Milžiniška. Tai man primena Portugaliją. Tos spintelės ten atrodo labai retro. Taip. Taip, aš tiesiog šiek tiek pabelsiu ją ir tada žmonės supras, kodėl mes ją vadiname retro. Taip, jos pagamintos iš metalo. Taip, primena amerikietiškas spinteles, netgi... Taip, būtent, kai kuriuose Amerikos namuose yra tokios metalinės spintelės. Taip. Taip. Būtent. Būtent. Taigi, taip, tai buvo virtuvė. Čia turime dar vieną labai gražų kambarį. Manau, prieškambarį arba valgomojo erdvę šalia virtuvės, kaip galėtumėte ją pavadinti. Man labai patinka šio kambario akcentas. Gražus geležinis sietinas. Jis tikrai labai gražus. Ir žiūrėk, čia yra karnizo lipdiniai. Šitas yra tikras. Taip. Taigi, manau, tai tiesiog jų pasirinkimas. Taip, man keista. Kas įdomu, tai virš durų štai čia Tai irgi tikra. taip pat yra karnizo lipdiniai. Labai tikra ir labai detalu. Taip pat čia yra trafaretiniai piešiniai. Taigi viename kambaryje jie nusprendė tai nupiešti, o kitame kambaryje įrengti tikrus lipdinius. Bet mes kalbėjome apie sietiną. Vienas dalykas, kuris man tikrai patinka, yra šie lapai čia. Jie tiesiog priverčia lemputės atrodyti kaip kažkokie vaisiai. Užmaskuota šviestuvo elektros dalis. Tai tikrai šaunu ir miela. Keletas knygų ant stalo, keli palikti dokumentai. Net iš paskutinės gyvenamosios vietos. Ema buvo paskutinė šios vietos gyventoja. Ir tai yra labai įdomus dokumentas. Ir tai yra ultragarso nuotrauka. Ar gerai sakau? Taip? Taip. Kūdikio. Taigi, tai iš 1987 metų anūkas. Anūkas ar vaikas? Arba vaikas. Taip. Jei tai jos iš 87-ųjų, tikriausiai tai vaikas, tiesa? Taip, tikriausiai vaikas. Oho. Taip. Valgomojo erdvėje turime virtuvės prietaisų. Labai keista, Vėlgi, labai keista. bet manau, kad jie buvo tiesiog perkelti čia, nes iš karto šios vietos yra židinys. Taip, židinys, krosnis arba dujinis židinys. Ir čia yra labai tipiškas itališkas gartraukis. Kuris neveikia, tikriausiai todėl, kad viskas buvo juoda. Šiek tiek dūmų iš jo išeina. Nieko. Nieko įdomaus. Aš tiesiog norėjau parodyti ir šią pusę. Čia turime labai šaunų suolą, stovinti prie sienos, kuris greičiausiai yra antikvarinis. Taip, ir man jis tikrai labai patinka, iš tikrųjų labai itališkas, Man labai patinka raižiniai ir parankiai. labai švaru. Netgi yra skyrius, kuriame galima laikyti, pavyzdžiui, striukes ir antklodes, kur dabar tik. Šiukšlės yra dedamos. Bet mes taip pat turime šį tinko medalioną čia per vidurį ir tai galėtų būti Lučianas, vaistininkas. Ir tada galbūt turime Emą su vaikaičiu. Ir čia yra kita moteris, kuri taip pat galėtų būti Ema. Dėl to nesame tikri. Taip, čia nėra daug dokumentų. Tau tai taip pat įdomu? Taip, labai. Ar galime tai iš vis atidaryti? Atrodo kaip šios paslėptos duris. O už jos turime mažą maisto sandėliuką. Pažiūrėkit tai. O, tai yra po laiptais. Taip, ar ne? Keletas stiklainių, netgi keletas maisto stiklainių ten kampe. Labai gražu. Ne, negražu. Tai labai šlykštu. Atrodo labai blogai. Gali sakyti, ką nori, bet jei turi taip konservuotą maistą, jis išliks geras amžinai. Ir aš pabandysiu vieną, ne šiandien, bet vieną dieną mes tai padarysime. Ne, tu tai darysi, aš to nedarysiu. Prašau, parašykite komentaruose, kad mes turime tai padaryti. Ne, aš nenoriu mirti. Ir tada čia turime ir prieškambario kabyklą, kai jie atėjo į namą. Jaučiu, kad tai yra dalis, kuri priklauso kartu su suoliuku. Taip, priklauso, bet tai ir keista, nes dabar mes esame valgomojo kambaryje. Taip. Bet tai yra įėjimo durys. Tai yra įėjimo duris. Taip, čia iš tikrųjų nebuvo prieškambario, arba prieškambaris yra kažkur čia. Taip, galbūt. Bet tai nėra vieta, kur dėtum kėdės ar panašiai. Man patinka šios masyvios durų spynos, jos beprotiškos. Oho. Gerai. Atėjo laikas eiti į viršų į šį gražų koridorių. Bet prieš lipdami laiptais turime tai tinkamai parodyti. Dėl visų trafaretinių piešinių ir karnizo tai gražu, o šis yra tikras.
Taip, man labai patinka šis kambarys, bet taip pat matote, kad ši dalis čia buvo renovuota. Jie tiesiog įdėjo šį langą ir iškirto. Arba galbūt šis langas jau buvo čia, o durys buvo čia apačioje. Gali būti, kad tiesiog bandau viską sudėlioti. Taip, kaip sakėme lauke, ši vieta buvo renovuota daugybę kartų. Ei, prieš eidami į viršų nori pažiūrėti rūsį? Taip, manau, ten daug nebuvo, bet taip. Pažiūrėk, kaip atsidaro šios durys. Nuostabu. Jos tiesiog yra sienos dalis. Šiek tiek paslėptos. Taip, oho. Pažiūrėk į tai. Šis rūsys matė geresnių dienų. Atrodo, čia daug dūmų, kurie čia viską persmelkė. Jaučiasi, lyg eitume į požemį. Taip, ir visai faina. Taip. Tai visada buvo vieta, kur šios šeimos laikydavo savo maistą, vyną ir viską, kas neturėtų sugesti. Tai tarsi rūsys su arkinėmis lubomis. Nesu visiškai tikras, iš kokių metų yra šie rūmai, bet žiūrint į šio rūsio konstrukciją, tai tikrai atrodo kaip 17 ar 18 amžius. Čia vis dar liko keletas užsandarintų vyno butelių. Juos tikrai saugu gerti. Na taip, tikriausiai. Gerai. Prieš eidami į viršų. Tai labai itališka ypatybė. Laiptinėje vietoj turėklų jie turėjo tokią virvę. Ir taip, man tai atrodo labai karališka. Man tikrai patinka, kaip tai atrodo. Taip, man labai patinka tas labai itališkas bruožas. Ir pati laiptinė taip pat yra tiesiog gražiai suprojektuota. Tai nuostabu. Tai nėra dažyta, viskas padaryta trafaretais ir su karnizais. Ir tai tiesiog nuostabus kūrinys. Manau, anksčiau čia dar buvo kilimas. O taip, tikrai. Kurio dabar jau nebėra. Tai vienintelis dalykas, kurio trūksta, kad šie laiptai taptų monumentaliais. Didingais ir galbūt dar keli paveikslai ant sienos. Tai. Norėčiau gražių paveikslų, pavyzdžiui, čia ir čia. Bet vis tiek. Bet net ir be paveikslų tai yra meistriškumo šedevras. Man tai tikrai labai patinka. Tada mes pereiname į antrąjį namo aukštą. Oho! Pro stiklinės duris sveiki atvykę vidun. Tai kažkas ypatingo tiesa. Štai ir atėjome. Deja, galite matyti, kad ši vieta jau šiek tiek trūkinėja. Ji nebuvo apleista labai ilgai. Ne visai, ne. Taip, dabar ji jau griūva. Gerai, eikime į pirmąjį kambarį šiame aukšte. Tai tiesiog poilsio zona, tai tiesiog atsipalaidavimo vieta namo viduje. Taip, tiesa. O lubos gana paprastos, bet vis tiek labai elegantiškos. Taip. Yra centrinis akcentas, bet taip pat yra ir ši linija, šios kvadratinės linijos, kurios suskaido skliautines lubas. Tai tikrai išryškina visas kreivę. Galiu tik įsivaizduoti, kad šios lubos anksčiau turėjo būti labai įmantrios. Taip. Tai turėjo būti wow. Taip, tikriausiai visur buvo pilna paveikslų ir šviestuvų. Taip, čia šone turime kelias kėdes ir sofas, keletą laiškų. Atsiprašau, norėjau tik pasakyti, kad man labai patinka tokie suoliukai ir tai jau antras toks šiame name. Jie tikrai labai gražūs. Taip pat keletas laiškų skirtų paskutiniam šios vietos savininkui. Ir žinoma, kokiegi rūmai be fortepijono. Ir šis vis dar atrodo labai gerai. Palaukis iš Romos? Romos ar Florencijos? Tai itališkas spėjau. Taip pat parašyta Steinbach ir tai vokiška. Nežinau, tai vokiškoji Roma. Florencija, taip, mes jau išvykome iš... Nežinau. Kaip vadinamas šis instrumentas? Tamburinas? Tamburinas? Taip, aš žinau šį žodį tik olandiškai, o angliškai ne. Gerai, bet man tai tikrai įdomu. O, tai atrodo tikrai šauniai. Taip, kas tai? Neįsivaizduoju, kas tai per dėžė. O, pažiūrėkit tai gražiai sukurta. Manau, galbūt tai skirta, pavyzdžiui, stalo įrankiams ar kažkam panašaus. Galbūt. Tai pavyzdžiui, šakutėms, peiliams ir šaukštams. Niekada nemačiau nieko panašaus.
Bet galbūt ir vaistiniai. Taip, būtent mes esame mediko namuose, tai tikriausiai taip ir yra. Atrodo, kad tai taip pat galėtų būti kažkas medicininio. Taip, nes anksčiau viską darydavo gražiai. Čia stovi keli krėslai, labai elegantiški krėslai, o čia turime ir nuostabią spintą. Oho, matė ir geresnių dienų, bet. Šiek tiek prastokai atrodo. Manau, tai taip pat yra buhalterijos spintelė, kuri taip išsiskleidžia. Taip, gerai. Leiskite mums jūs nuvesti į šio pastato kambarį. Ir tai yra vienas gražiausių miegamųjų šiame name. Taip. Be abejo. Tai tikrai yra pagrindinis šio namo miegamasis. Bet man labai patinka šis miegamasis, ypač lova čia priešais mus. Tikrai graži. Tai kažkas ypatingo su visais raižiniais ir viskuo, tai tiesiog... Ir man labai patinka šie maži raižiniai ant lovos. Tai tikrai labai gražios lovos detalės. Tais laikais jie nėjo į IKEA pirkti lovos, jie tiesiog užsisakydavo kažką tokio pagal užsakymą. Tikriausiai galėjo pasirinkti skirtingus stilius ir panašiai, bet taip. Netgi čia viduryje yra išraižytas veidas. Čia yra Marija. Taip. Detalės ant jos tiesiog nepriekaištingos. Ir tai tarsi didelė lova. Tai ne kokia nors maža lova. Ne. Ji yra milžiniška. Labai sunki, didelė lova. Taip, taip pat noriu jums parodyti čia, šioje pusėje. Taigi, Lučiano žmona buvo paskutinė, kuri gyveno šioje vietoje. Ir atrodo, kad jau tuo metu jai reikėjo daug vaistų. Tai beprotiška. Net naktinis staliukas yra, galima sakyti, gražus. O, tiesa. Ir tada turime šią nuostabią kėdę. Netgi turi tokį pagalvėlę ir viską ant jos. Tai kur kas gražiau. Taip, ji uždengta, o po apačia daug gražiau. Taip. Jie tai uždengia, kad nepažeistų. Tai yra originalus kėdės stilius. Taip gražu. Tai labai sumanu. Taip, šie užvalkalai, jie jos uždeda tiesiog tam, kad viską apsaugotų. Taip, protingi žmonės. Ir visi šiame kambaryje esantis baldai dera tarpusavyje. Pavyzdžiui, šis veidrodis, kurį turime čia. Aš tikrai jį dievinu ir tokio dar nemačiau. Aš niekada nemačiau tokio. Paliktas. Tai beprotiška. Taip, kaip ir norėjau pasakyti, taip pat paliktas. Jis pasvyra, kaip matote. Jis sukasi 360 laipsnių. Bet būkite atsargus, jis gali sulūžti. Jis šiek tiek trapus. Ir man labai patinka ta dalis, kurioje yra veidrodis. Atrodo, čia taip pat guli nuotraukų albumas. Pažiūrėk, tai Notre Dame. O taip. Prieš jam sudegant. Liūdna. Tai labai liūdna. O, čia visas Paryžius. Galvoju, wow. Tai iš vienų jų atostogų, žinoma, tai buvo turtingi žmonės, kurie tikriausiai daug keliavo. Manau. O, štai jie. Pažiūrėk į tai. Ar tai Lučianas, kuris atrodo kaip gydytojas? Taip, gali būti. Tai tikrai ši moteris. Arba dukra. Įdomu, bet ta spinta, dar neapžiūrėjome tos spintos, ji taip pat nuostabi. Didelė, masyvi spinta, vėl gražiai išraižyta ir lygiai tokiu pačiu stiliumi. Oho! O, dėja, čia jau nebėra jokių drabužių. Oho, koks daiktas, ir net ponios rankinė vis dar čia kabo. Tada kėdė, kuri vėl uždengta vienu iš tų drabužių. Kaip matote, jie bandė uždengti baldus. Bet mane sudomino šį mažytę dėžutę čia. O, pažiūrėkite, tai visas priežiūros rinkinys su šukomis ir netgi kvepalais, kurie čia būdavo ir viskuo kitu. Užbaigta mažų veidrodėlių. Oho! Tai taip gražu. Tai buvo tikrai šaunus kambarys. O galbūt vieno dalyko dar neparodėme – sietino. Auksinio sietino kabančio čia viduryje. Tačiau visi šios vietos kambariai, kaip įprasta, yra tarpusavyje sujungti, todėl galime tiesiog pereiti iš čia į kitą kambarį. Pažiūrėk į tai. Štai mes jau kitame miegamajame. Ir tai tikrai atrodo kaip vaikų miegamasis, tiesa? Taip, taip atrodo, taip. Taip. Bet galbūt anūkams, kurie čia ateidavo.
Pažiūrėk. Lova vis dar paklota, net batai vis dar prie lovos. Šie neatrodo vaikiški. Ne, tikrai ne. Šimtai paliktų knygų. Visos gražiai sukrautos ten. Gražiai. Tai perdėjimas. Baldai šiame kambaryje atrodo ne vietoje, taip pat ir lovos. Taip, atrodo, kad, manau, kad tik lovos čia yra ne vietoje, nes baldai dera tarpusavyje, kaip matote. Tai tiesa. Nes dauguma baldų šiame name tiesiog dera tarpusavyje. Taip, tai tiesa, nes galbūt anksčiau čia buvo kita lova. Gana šaunus kūdikio piešinys. Ta kūdikio nuotrauka yra iš 1910 metų. Taip. Ir vėlgi, jei pažvelgsite į šią pusę, ji sutampa. Taip, tas stalčius dera prie tualetinio staliuko, stalčiaus lovos arba naktinio staliuko. Taip, šis paprastai stovėjo šalia tos lovos ten, taip. Todėl jie šį perkelė čia, kad... Padėtų. Televizorių. Taip. Mažas sietinas ten viršuje, kaip įprasta. Gražu. Čia šalia esantis kambarys yra tikrai ypatingas. Manau, tai yra gražiausiai išdažytas kambarys šiame name. Ir būtent dėl šio kambario aš tikiu, kad visas namas buvo taip ištapytas. Taip. Kad visi kambariai buvo tokie kaip šis, o ne tokie blankus, kokie yra dabar. Manau, tai vienintelis kambarys, kurį jie paliko tokį. Pažiūrėkite tai. Viršuje esantis trafaretiniai piešiniai ar paveikslai yra tiesiog įspūdingi. Visi vaizduoja instrumentus, fleitas ir trimitus. Tai taip, šaunu. Tikriausiai čia buvo muzikos kambarys, todėl tai logiška. O kiekviename kampe vis yra kas nors. Štai ten, pavyzdžiui, arfa. Kaip ir sakei, tai tikrai yra muzikos kambarys. Taip. Nes šiame kambaryje taip pat yra pianinas. 2 pianinai. Kodėlgi ne? Ziegler à Paris. Tai vokiškas žodis. O tada iš Paryžiaus ten vėl parašyta kaip, nežinau. Zigelis. Zigeleris. Taip. Tai vokiškas žodis. Tai vokiškas žodis. Taip. O, aš nežinau tą žodžią. Tai blogai, jis išsiderinęs. Labai išsiderinęs. Oho. Nuostabus fortepijonas. Ir taip pat šiame kambaryje yra keletas sofų. Man patinka ta sofa. Ir man tai labai patinka. Turiu omenyje, sofa taip pat labai graži, bet man labai patinka ši sodri raudona spalva ir šis gėlių raštas. Man ši labiau patinka, nes ji auksinė. Taip, ji irgi labai graži. Kas čia buvo? O, čia buvo antklodės ir panašus dalykai. Kaip visada, įprasti dalykai. Ir židinys šiame kambaryje taip pat, su tokiu tipišku kaminu virš jo. Tai dažnai matome. Ir tai yra originalus židinys. Ir tai yra gražus židinio dangtis. Turiu pasakyti, kad tas peizažas yra tikrai ypatingas. Tai nuostabu. Taip, židinys yra tiesiai už ten. Jo jau seniai niekas nenaudojo. Ir tada ši kėdė čia. Oho, šios kėdės apmušalai tikrai gražus. Man tikrai patinka siuvinėjimas, jis atliktas labai gerai. Tai. Ir tas ratango tipo atlošas taip pat labai šaunus. Ir dar tos spalvos pagalvėlė atrodo tokia patogi. Tai labai gražus kambarys. Ir žinoma, šios sienos. Man labai patinka, kaip jos nudažytos. Net ir šios mažos detalės, jos tiesiog padarytos taip gražiai. Jūs galbūt jau tai matėte. Čia yra paslėptos durys, kurios mus nuves toliau. Pažiūrėkite į tai. Atsidaro. Man labai patinka šios paslėptos durys apleistose vietose, ypač šiuose rūmuose. Jie visada turi tokių. Štai tualetas. Taip, tai tarsi vonios kambarys, per kurį einame. Viskas vis dar čia. Net jų rankšluostis vis dar guli ten viršuje. Čia turime dar vieną kambarį. Taip, bet ten labai netvarkinga. O dieve, pažiūrėkite tai. Šiame kambaryje tiesiog tūkstančiai ir tūkstančiai knygų. O čia yra lova. Taip, oho. Chirurginės praktikos. O, gerai, viskas mediciniška. O, tai tikrai vaistininko kambarys. Tada, tyrinėjant rūmus, vienas vardas vis pasikartodavo visuose dokumentuose, kuriuos radome namo viduje. Ema. Iš pradžių atrodė, kad tai tik paprastas paminėjimas šalia jos vyro darbų, bet kuo daugiau peržiūrėjome dokumentus, tuo įdomiau darėsi.
Išėję iš rūmų, Lukas ir aš nusprendėme giliau pasinerti į su šia vieta susijusius tyrimus. Ir tai, ką atradome, buvo gana netikėta. Ema pasirodo užrašuose, juodraščiuose ir susirašinėjimuose susijusiuose su daugeliu čia vykdytų medicininių tyrimų. Dokumentai rodo, kad ji reikšmingai prisidėjo prie šiame rūme vykusių tyrimų, dažnai glaudžiai dirbdama kartu su savo vyru. Tačiau tuo metu daugelis moterų dirbančių mokslo srityse retai gaudavo tokį patį pripažinimą kaip jų vyrai kolegos 20 amžiaus viduryje. Italijoje jų indėlis dažnai likdavo beveik nematomas. Taigi, nors apdovanojimai ir oficialus pripažinimas dažniausiai buvo siejami su Luciano vardu, pats darbas pasakoja visą istoriją. Istorija, kuri parodo, kad šis palikimas buvo sukurtas dviem žmonėms dirbant petys į petį. Nežinau, kaip šis žmogus galėjo miegoti šitame kambaryje, bet tikiuosi, kad lova nebuvo užversta daiktais, kai jis dar joje miegojo. Ir štai čia tiesiai virš jūsų galite matyti, kad ši lubos buvo nudažytas, bet taip, dabar jau beveik nieko nebematyti. Jie tiesiog uždažė tai. Visas namas buvo nudažytas tais laikais. Greičiausiai, jei šis kambarys buvo nudažytas, tai taip. Čia yra tualetinis staliukas su šimtais iš įvairių medžiagų pagamintų buteliukų. Čia yra visi šie seni vaistų buteliukai su, na taip, nežinau, viskas parašyta itališkai, negaliu perskaityti, bet tai viskas, ką jie naudoja vaistams gaminti. Hidroksilamonio chloridas. Oho, gerai, tai tikrai dalykai, kuriuos turėtume žinoti. Taip, nes ant jo yra pavojingumo ženklas. O tai, čia yra rūgštis. Fenilis. Na, analitinės kokybės ar kažkas panašaus. Neturiu supratimo. O šiame kambaryje dar liko keletas nuotraukų. Tai galbūt net tas vyras. Pažiūrėkit tai. Taip pat pažiūrėk į šitą čia. Pažiūrėkit tai, jis netgi laiko savo anūką arba tai vaikas. Manau, kad tai labiau panašu į anūką, tikrai anūką. Lucianas. O, ši nuotrauka yra iš 34-ųjų. Oho, tai tikrai sena. Pažiūrėk, tas baltas chalatas. Oho. Taip, labai šaunu. Ir čia dar vienas yra švarus, tvarkingai pakabintas, ką tik išplautas. Oho, niekada anksčiau nemačiau kažko panašaus. Čia tiek daug butelių niekada nemačiau ir tikriausiai daugiau niekada nepamatysiu. Ten viduje jų dar daugiau. Tai jau nebe drabužių spinta, o vaistų spintelė. Pažiūrėkit tai. Kas yra labai žemas? Taip, labai mažas. Galbūt aš per didelis šiai lazdeliai. O dieve, jos tokios senos kaip pasaulis. Pažiūrėkit tai. Oho. Oi, būk atsargus, iš jo bėga skystis. Oi, iš jo bėga skystis. Ten tikriausiai yra kažkas toksiško. Gerai. Šitie daiktai atrodo tokie seni. Ir čia turime dar vieną kambarį, kuris greičiausiai taip pat buvo miegamasis. Taip. O kur lova? Kampelyje ten yra lova. O tai. Tai labai maža lova. Labai maža, bet šis kambarys visiškai išverstas aukštyn kojomis. Šie žmonės turėjo tiek daug kambarių, jie juos naudojo viskam. Taip, net visas koridorius tiesiog užverstas knygomis, žurnalais ir viskuo. Tiesiog žurnalais apie viską. Čia yra dar vienos duris. Oho, kiek daug laikraščių. Šimtai ir šimtai laikraščių sukrauti čia. Pažiūrėkit tai. Pažiūrėkime į vieną. Šitas yra iš 1996-ųjų. Tai pasaulis, tai parašyta, tai prancūzų kalba. Visi jie yra prancūziški. Angliškus turime čia, dauguma yra prancūziški. Gerai, čia periname į visiškai kitą vietos dalį. Taip. Atrodo, kad tai irgi naujesnė dalis. Teisingai, o miegamasis atrodo labai naujas. Pažiūrėk, čia net vonios kambarys ir visa kita. O pažiūrėk į spalvą. Tai vis dar veikia. Mačiau, kad ką tik bandėjai kitą, tai kodėl taip yra? Gal dėl vamzdžių, kurie jie tiesiog surūdyja. Šlykštu. Vanduo čia vis dar teka. Ar gali įsivaizduoti? Tai yra dar vienas miegamasis? O, atrodo, kad tai vienas iš paskutinių miegamųjų, kuriame dar gyventa. Tikrai taip. Labai nauja. Apskaitos stalas čia. Labai naujas. Taip. Bet ši kėdė yra šauni.
O taip, ši yra graži. Bet visa kita tėra. Odos kėdė stovinti ten kampe. Ir ši kėdė atrodo labai naudota. Taip. Taigi tikriausiai kažkuriuo metu šią dalį renovavo, kad galėtų čia gyventi. Ir štai čia taip turime dar vieną miegamąjį čia. Taip pat atrodo, kad tai vienas iš paskutiniųjų, kuris buvo naudotas. Netgi atrodo, kad ant lovos vis dar guli krūva pinigų. 1 ir 2 centų monetos. Taip, nieko vertingo. Monetos, kurių dažnai nenaudojame. Kodėl čia yra šis šviestuvo gaubtas? Taip, tikriausiai jis nukrito iš čia. O žinoma. Juokinio, kaip jis nukrito ir tada gulėjo ant lovos. Vis tiek blogai padaryta. Labai paprasta. Labai paprasta. Pažiūrėkit tai. O tašyba. Net jų kompiuteris vis dar čia. Ne, jis nebeįsijungia. Tai labai senas kompiuteris. Šioje vietoje daug siurprizų? Taip, daug siurprizų. Gerai, einame į kitą šio pastato aukštą. Vėlgi, koridorius išlieka panašus, bet dabar jis šiek tiek žemesnis. Taip, laiptai dėl kažkokios priežasties tampa žemesni. Lubų karnizai staiga nutrūksta. Ir tada mes suprantame, kad esame palėpėje. Tai yra šios vietos palėpė. Spintelės, kuriuose jie laikydavo visą patalynę. Taip. Viskas būtų laikoma čia viršuje. Eikime tiesiog pasivaikščioti po palėpę. Nemanau, kad šis kambarys nėra... Ne. Tai nėra daug. Čia. Aš taip pat noriu pereiti per praėjimą, nes manau, kad galime taip pat nueiti į kitą pusę čia. Ar čia yra kas nors? Tu taip pat užuodi? Taip, aš irgi užuodžiau. Padėkime čia daugiau knygų. Taip vėl užuodžia tą kvapą. Turbūt tai sklinda iš palėpės. Oho, broli, tu nepaliksi šio kambario? O. Šis kambarys beprotiškas. O dieve, pažiūrėkit tai. Mes manėme, kad matėme butelius apačioje, bet tai yra kažkas kita. Tai tikriausiai kambarys, kuriame jis atliko visus savo chemijos eksperimentus ir gamino. O, taip. Tai yra prietaisas tablečių buteliukams gaminti. Įkrauni kapsulės, tada čia kažką dedi ir gali pagaminti tablečių buteliukus. Esu tai matęs kažkokiame dokumentinėme filme anksčiau. Tai dideli buteliai. Pažiūrėkit tai. Tai vokiška, net užrašyta vokiškai. O, čia parašyta keliomis kalbomis. Formaldehidas. O koks metanolis, tai baisus dalykai. Alkoholis. Grynas alkoholis. Kiek daug butelių? Tikriausiai netgi chemikalų, kurių čia neturėtų būti. Tiesiog paliktų čia. Šioje pusėje yra tokie dideli balti daiktai, kurie prisipildė. Rūgštis. Matau daug rūgščių. Karbonatas. Kalcis. Laktozė. Viskas, ko reikia vaistams gaminti. O etiketės iš vaistinės. Taip. O, aš to nerodysiu, nes ten yra vaistinės pavadinimas, bet tai yra vaistų etiketės, jie pagamina. Tiksliai, jie uždėjo jas ant dėžučių ir išsiuntė į vaistinės. Wow, taigi šie žmonės iš tikrųjų turėjo vaistinę arba gamino vaistus vaistinėms. Wow, o dabar noriu išsiaiškinti, iš kur sklinda tas vyno kvapas. Žinoma, spintelėje yra dar daugiau. Čia liko dar porą šimtų butelių. Stetoskopas vis dar kabo čia ir man tikrai patinka šie senoviški buteliai, jie tokie šaunūs. Ten dar daugiau knygų, atrodo čia buvo rašomasis stalas. Net kompiuteriai čia. O, ar čia yra kompiuterių? O, wow. Taigi manau, kad visą šį viršutinį aukštą jie naudojo tam verslui. Taip greičiausiai. Kvapas stiprėja. Tai čia... Oho. Jie šiame name palėpėje turėjo vyno rūsį. Ir jie net nėra tokie seni. 2010, 2009 ir 2011. Jie tikriausiai vis dar visiškai pilni vyno. Taip, na, pažiūrėk.
Taip, yra dar viena vieta, į kurią turime tave nuvesti. Šie rūmai ir tai yra tas milžiniškas bokštas, kurį matėme pradžioje, čia viršuje. Ir jei neklystu, tai turi būti tiesa čia. Oho, tau tai tikrai patiks, tau tikrai patiks. Pažiūrėk į tai. Bokštas. Ant rūmų viršaus. Kuris tiesioginė prasme apžvelgia viską aplinkui. Tai toks šaunus šio namo priedas. Taip, man tai labai patinka. Aš tik įsivaizduoju, kodėl jie tai padarė. Tikriausiai tik dėl estetikos, bet. Tikriausiai, bet aš čia gerčiau savo rytinę kavą. Su šiuo nuostabiu vaizdu norime padėkoti jums visiems, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Tai buvo neįtikėtina kelionė. Vaistininkas, medikas ir visa su tuo susijusi istorija man tai tikrai labai patiko. Italija mūsų iki šiol labai lepina. Ir man tikrai patinka tyrinėti šią šalį. Mes būtinai sugrįšime. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Jei patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite ten apačioje ir parašykite gražų komentarą komentaruose. Taip pat peržiūrėkite nuorodą, kaip galite paremti kanalą ir padėti mums keliauti po pasaulį. Ir tai pasakius, aš jūs visus labai myliu. Susitiksime kitą savaitę kitame beprotiškame epizode. Iki, myliu jūs.